Ir čia studija sėdi ir laukia savo pokalbio. Grupė iš Klaipėdos, grupė Bagažas. Tiesa, ne visas tas bagažas čia yra atvykęs. Yra atvykę du jos nariai, Faustas ir Daina. Labas jums. Sveiki, sveiki. Kaip gyvuojat? Visai neblogai. Visai neblogai, vienas kitas gerai, labai gerai. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia ir kad bus galima susipažinti ne tik su jūsų muzika šiandien klausytojams, bet truputėlį trumpai padaryti tą pirmą susipažinimą ir su jumis pačiais. Tai pirmas klausimas yra, kas ta grupė Bagažas, kokia čia yra jos istorija? Mes esam tiesiog 5 bičiuliai iš Klaipėdos. Mėgstam muzikuot. Visai nauja grupė esam, tik... Kokio naujumo? Pusę metų daug maž. Jo, daug nesam sukūrę, tiesiog mėgstam padžemint, kaip sakoma, paimprovizuot. Jo. Kokią muziką grojat? Įvairiai, dabar mes tokiam esam vystymosi dar periode ir ieškome savęs dar skirtingose žanruose. Eksperimentuojam dar. Jo, dabar pradėjom linkti labiau į tokį tamsesnį indie rocką, bet turim ir džiazovų tokių dainų. Žinau, dar nesam nieko išleidę, bet tikiuosi ateityje bus. Tai jo. Ok, o kodėl Bagažas grupė vadinasi? Toks keistas labai žodis. Na, iš vis ta grupės idėja atsirado, kai mūsų vokalistė Monika turėjo koncertą mokykloje ir ji pakvietė mane ir mūsų pianistę Juliją pagrot kartu ir dar kelis draugus. Ir mes po to koncerto mes taip susirašinėjom ir taip sakom, wow, čia visai fainai buvo, davai sukuriam grupę. Ir mes visos trys buvom tiesiog grupė ir mes pasivadinom Bagažas. Ir taip kažkaip ir kilo. Mes nepergalvojame apie tai, mes tiesiog galvojam Bagažas ir viskas. Ok, o Faustai, kaip tu atsiradai grupiai? Oi, man parašė, man atsiuntė video 8 ryto vasaros Liepos mėnesį kažkur ir aš dar negrojau jokioj grupėje, bet aš buvau gitaristas ir aš toksai, gerai, tebūnė, važiuojam. Aš tiesiog radom jį iš bendrų draugų, kadangi Klaipėda yra mažas miestas, mes ten visi pažįstame, tai taip ir susiradom jį. Visai nemažai, žinokit, čia iš Klaipėdos kūrėjų ir atlikėjų dalyvauja Opus konkurse. Jūs parašėt savo prašymę, kad jūs esat grupelė 5 draugų iš Klaipėdos, kurie turi neblėstančią aistrą ir meilę muzikai. Tai iš kur ta meilė atsirado pas jūs? Na, mes... Aš, mūsų vokalistai ir mūsų pianistė, mes visos 3 mokomės vienoje mokykloje, Eduardo Balsiamino gimnazijoje. Mes jau abiturientės su Julija, mes jau 12 metų mokomės ten, muzikantas esam. Monika taip pat irgi 11 metų ten mokos ir mes tiesiog labai mylim muziką, mes norim ją toliau kurt. Tai kokie planai baigus mokyklą? Na, mano toliau planai yra būti mokytoja muzikos. O, tai, jo. Aš nežinau, aš norėčiau kažką toliau su muzika eiti, kokią elektroninę muziką studijuoti kur nors ar kažką. Jo, aš nežinau, negalim kalbėti dėl kitų narių. Viskas gerai, svarbiausia, kad toliau matot save tam muzikiniam kelyje. Čia buvo dalyvių, kurie kažkaip savo, gal vadyba, kažkas sugalvosim. Jūs atsiuntėt kūrinį Tyra, teisingai tariu? Taip. Tyra, ar ne? Kodėl būtent šį kūrinį pasirinkot? Na, nes vienintelį ir turėjom, galima sakyti. Ne, mes... Lengvas pasirinkimas. Kai apskritai sužinojom apie konkursą, Tyra buvo dar kuriamoji stadija, jinai buvo... Ir toks juodraštinis variantas buvo. Juodraštinis variantas ir mes galvojom, blemba, jinai turi daugiausia potencialo iš mūsų kūrybos ir galvojom, tai reikia įrašyti, reikia... O nebuvo ginčų, kurią dainą siųsti tarp grupės narių? Na labai, mes, man atrodo, visi žinojom, kad daugiausiai... Vienbalsiškai. Ok, o apie ką yra kūrinys? Ar yra kažkokia žinutė, kurią tas kūrinys turėtų nusiųsti klausytojai? Na, aišku, kiekvienas klausytojas gali savaip interpretuoti, tačiau tie žodžiai yra gan gilus. Ten yra kaip ir 2 žmonių perspektyva. Ten mergina yra... kurie kaip ir bando vaikinai pasakyti, kad prisipažintų savo nuodėmes ir savo kaltes, o vaikinas sako,
kad yra mergina kalta dėl viso. Čia parašyti žodžiai iš patirčių. Čia ne. Ar čia tokios Ne, universalios ne, 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 ne. patirtis visiems Nu, panašios? Didžiąją dalį žodžių mūsų Monika parašė vokalistą. Vokalistą. Jinai sakė, ją įkvėpė viena paroda, kurio domėjosi kažkur ten Amerikai, dabar aš neatsimenu. Mhm. Taip, bet klausysitės, yra vidury dainos, yra įdėtas eilėraštis įterptas. Tas eilėraštis yra parašytas mano mamos prieš kokį 20 metų, nežinau tiksliai. Ir mes pagalvojom, kad jisai atitinka temą ir yra aktualus ir norėjom padaryti įdomesnę dainą, tai ir mes jį įdėjom. Ar tavo mama poetė yra, ar čia? Prie meno jinai yra. Prie Fotografija, mano mama fotografija yra. Tai linkėjimai tavo mamai. Ar nori dar ką nors pridurti prieš klausant kūrinio? Noriu palinkėti, kad visi eksperimentuokit, bandykit. Nesvarbu, jeigu galvosit, kad neišeis, bandykit toliau, judėkit į priekį. Aš tą paties jums norėjau palinkėti. Ok, super, tai čia pakalbinom 2 grupės Bagažas narius, jie dalyvauja LRT Opus talento konkurse, tai buvo Faustas ir Daina. Ačiū labai, kad užsukot, kad atvykot gyvai. Ačiū jums. Smagu pamatyti, tai to paties linkiu, kad ta kūryba nesustotų, kad baigus mokyklą per toli kažkaip vieni nuo kitų nepabėgtumėt ir kviečiu visus pasiklausyti. Bagažo kūrinys pavadintas Tyla. Tyra. Jau žiūriu, kokia veida išsitęs. Bagažas ir Tyra, LRT Opus talento konkurso dalyviai.